Sveiki visi, džiaugiamės, kad prisijungėt prie mūsų autorių komandos. Tai šiuo metu dabar jūs žiūrite mūsų pirmąjį video. Tai pats video vadinasi, kaip jums reikės rašyti straipsnius. Tai pristatysiu jums 4 pagrindinius dalykus. Tai yra pirmiausia, kaip reikia užsiregistruoti mūsų sistemui, į kurią galėsite talpinti jau savo parašytus straipsnius. Taip pat antras bus, kaip susirasti temas, taip pat kaip rašyti straipsnius su teisingais raktiniais žodžiais arba keywordais ir kaip pridėti nuotraukas. Tai pirmiausia, turėsite apsilankyti mūsų svetainėje, tai yra žinom.lt vp-login.php. Tai visus šitus adresus ir kitus adresus internetinius, apie kuriuos kalbėsiu šiame įraše, rasite po pačiu video. Tai jų tiesiog jums nereikia iš karto atsiminti. Pirmiausia, darote registraciją, aš jau pats esu dabar užsiregistravęs ir elektroniniu paštu gavau patvirtinimą. Tai tiesiog iš karto jau suvedžiu tos duomenis ir paspaudžiu tik tai prisijungti. Tai čia matom vidinę platformą, į kurią dabar galėsite talpinti savo parašytus straipsnius. Tai dabar šiek tiek nuo tos sistemos atsitraukiam, einam prie antro klausimo, tai yra kaip reikia susirasti tas temas, apie kurias mes jums siūlome rašyti, nes iš esmės tai padidins jūsų būtent pačias pajamas, nes jeigu jūs rašysite straipsnius, kurių Google paieškos sistemai yra neieškoma, tai iš esmės neuždirbsit nei jūs, neuždirbsim ir mes. Tai yra tokia svetainė kaip ubersuggest.org, kurioje įvedus tam tikrą raktinį žodį, jūs matot, kokias paieškas ieško vartotojai per Google paieškos sistemą, konkrečiai Lietuvoje. Tai pirmą laukelį vesite savo norimą frazę, tai norimą frazę jūs vesite, tai būtent tą temą, pagal kurią norite rašyti straipsnius. Tai kas jums yra įdomu, kas jums yra aktualu. Straipsnius galite arba rašyti, yra aišku dalis mūsų autorių, kurie tiesiog straipsnius verčia arba juos atpasakoja, tai yra iš anglų ir iš kitos kalbos į lietuvių. Tai aš kaip pavyzdys įvedžiau dabar frazę plastikiniai langai, pasirinkau šalį Lietuva, paspaudžiu mygtuką suggest ir man išmetė visus rezultatus Lietuvoje, pagal kuriuos yra ieškomi būtent pagal šitą frazę, ko ieško žmonės konkrečiai. Tai siūlymas mums būtų pagal tas konkrečias frazes ir generuoti straipsnius. Tai yra, jeigu yra paieška plastikiniai langai kainos, plastikiniai langai Kaune, tai pagal tą konkrečią frazę ir turėtų būti generuojamas straipsnis. Straipsnis galėtų būti, aišku, susijęs, pavyzdžiui, su plastikiniais langais, apie jo savybės, naudą galėtų būti, bet pati antraštė būtent turi vadintis taip, kaip yra siūloma, kaip siūlo Google'as. Tai yra, Google'as siūlo būtent jums tas paieškas, kokios iš tikrųjų yra ieškomas, tai yra ką konkrečiai žmonės veda. Nes jeigu jūs parašysit savo straipsnio pavadinimą pagal save, tai iš esmės jis žymiai sunkiau reitinguosis Google paieškos sistemoje. Tai kaip pavyzdys aš pasirinku, pavyzdžiui, straipsnį plastikiniai langai, tai mes ją esame jau parašę, tai aš dabar tiesiog jo nerašysiu. Tai pasiemam patį straipsnį, jį nusikopijuojam, grįžtam atgal į sistemą, kur galim jau tą straipsnį patį talpinti. Tai spausime naujas įrašas. Taip, ir čia patį straipsnį įterpsit. Čia kopijau šiek tiek per daug teksto, tai šitą tekstą ištrinsime. Tai čia yra mūsų antraštė, kodėl reiktų rinktis plastikinius langus. Tai pagal šitą antraštę, aišku, mes darysim kaip ir siūliau, yra tik tai plastikiniai langai. Tai mes nenaudosim šitos frazės. Būtent kodėl reiktų rinktis plastikinius langus. Čia tiesiog yra mūsų rekomendacijos, jūs aišku galite savo antraštės naudoti, bet tiesiog visus straipsnius žymiai sunkiau ras per Google paieškos sistemą. O jūs norite, kad juos rastų, nes tie straipsniai generuosim žymiai daugiau pinigų. Taip, tai yra pats straipsnis, dabar pats nuotraukos įkėlimas vyksta labai paprastai, yra įkelti įterpti failą. Išsirinksite iš kompiuterio failą, aš taip pat nuotrauką turiu pasiruošęs pačią. Tiesiog nuotraukos būtent pati antraštė ir pats pavadinimas, pati kaip nuotrauka turi vadintis. Tai rekomendacija irgi yra, kad nuotrauka vadintųsi lygiai taip pat, kaip vadinasi pats straipsnio. Tai yra koks yra straipsnio, kokia yra antraštė. Tai šitoje vietoje irgi nuotraukos pavadinimą rašykit konkretų, jeigu yra straipsnio pavadinimas plastikiniai langai, tai ir nuotrauka vadinasi irgi plastikiniai langai. Čia taip pat galite rašyti aprašyme, tai yra plastikiniai langai. Ir pačią nuotrauką reikėtų lygiuoti pasirinkti kairėje pusėje ir miniatiūrą, tai yra nedidelė nuotrauka.
Ja, aišku, paspaudus, po to nuotrauka išdidės ir vartotojai matys didesnę nuotrauką, jeigu reikia. Tai pati nuotrauka iš esmės reikalinga, kad pats straipsnis gražiai atrodytų ir taip pat reikalinga, kad pastiprintų patį straipsnį. Tai yra, kad Google'as jūsų tą straipsnį rastų greičiau. Dešiniai pusėje reikėtų pasirinkti kategorijas, į kurią kategoriją norite įdėti savo straipsnį. Mūsų administratoriai patvirtins tą straipsnį, jeigu bus ar klaidinga kategorija jūsų nurodyta, ar netyčia jūs nenurodysit, tai mes patys ją uždėsim. Jeigu iš tų kategorijų nerasit, į kurią norit kategoriją talpinti straipsnį, tiesiog pasirinkit kitą. Taip pat apačioje yra žymos, tai yra tagai vadinami. Tie tagai irgi yra labai svarbu Google paieškos sistemai. Siūlymas jų per daug nevesti, neveskite ten keliasdešimtų tagų arba žymų, tiesiog įveskite keletą, kaip pavyzdys, plastikiniai langai. Tai yra susijusios paieškos, kokios galėtų būti iš to straipsnio, apie ką eina kalba. Ir langai tiesiog paspaudžiam mygtuką pridėti. Tai paskui yra kita labai svarbi, tai yra viena svarbiausia irgi vietų yra density, tas vadinamas. Tai kadangi jūsų straipsnis bus ieškomas per Google paieškos sistemą ir iš esmės pagrindiniai lankytojai ateis per Google paieškos sistemą, tai reikia teisingai sužiūrėti pačius densius, tai yra atsikartojimus, tos raktinės frazės, pagal kurią ieškos paieškos sistemai. Tai pagal mus dabar yra plastikiniai langai, tai reiškia turim antraštę teisingą plastikinį langai, turim teisingai užsivadinę nuotrauką, kuri vadinasi irgi plastikiniai langai, tai šita frazė irgi turi atsikartoti tam tikrą skaičių pačiame straipsnė. Tai kaip matoma, pagal šitą yra plastikiniai langai, jo density yra 9 atsikartojimai, tai yra 6,66, tai yra šiek tiek per didelis density, tai pats density turėtų būti nuo 2 iki 5, tai stenkitės iš šito intervalo neišeiti, nes per daug irgi negerai, per mažai irgi negerai. Jeigu jūs šitoj vietoj densičių nesusitvarkysit ir jie bus labai maži arba labai per dideli, tai tiesiog vėl pakenks būtent pačiai paieškai per Google paieškos sistemą, tai yra to straipsnio suradimui. Tai ypatingai atkreipkite dėmesį būtent į šitą vietą, tai matom 6,6 dabar yra, tai tiesiog reikėtų ištrinti, nes aš matau, kad per daug straipsnių kopijavau, tai čia kaip pavyzdinis vis tiek turinys, jūs teisingai būsit susidėlioję. Tai paspaudžiam išsaugoti peržiūrai. Kaip jau minėjau, pačius straipsnius peržiūrės mūsų administratoriai ir tada jos patvirtins ir tada jie atsiras jau pačioj svetainiai. Taip, vieną nuimėm density, liko 8 atsikartojimai, tai 6,29, tai yra vis tiek dar per daug. Tiesiog dar reikėtų juos sumažinti. Mažinti paprasčiausiai naudoti sinonimus galėtume, ten ne plastikiniai langai, bet pavyzdžiui juos, jie, su kitus žodžius. Tai juos galima rasti įvairių stilių, kaip pavyzdys, galite naudoti. Tai pasižiūrim dabar patį density, tai matom 5,55, tai dar yra šiek tiek per didelis. Tiesiog testavimo būdu, nes tai priklauso irgi, iš karto aš jums negaliu pasakyti, koks turėtų būti tikslus skaičius tų atsikartojimų. Tai iš esmės priklauso ir nuo pačio teksto ilgio, tai yra kokio dydžio yra tekstas, nes kuo didesnis tekstas, tų atsikartojimų reikia daugiau. Tai jeigu tekstas yra mažesnis, tai užteks ir galbūt keletą kartų, tik tai porą kartų tą reikiamą frazę įdėti. Tai paspaudžiam vėl išsaugoti peržiūrai. Taip, ir dabar matom, density yra 4, tai yra teisingas skaičius, yra mažiau negu 5, tai šitaip galime ir palikti, toliau mažinti ir nereikia. Dėl pačių nuotraukų nerekomenduojama yra tai imti iš bet kokių svetainių užsienietiškų ar lietuviškų, tai yra tikrai pakenksit savo pačiam straipsniui, lygiai taip pat pakenksit savo, jeigu tos straipsnius kopijuosit, tai tos straipsnius tiesiog Google'as nevertint, nes jis atskiria, ar jie yra kopijuoti, ar jie nekopijuoti. Tai kai yra verčiama iš kitos kalbos į lietuvių kalbą ir su pataisimais, tai iš esmės tada straipsnis pas nekenčia, bet jeigu yra ta pačia kalba nukopijuotas straipsnis ir mes netgi, jeigu pastebėsim, kad tie straipsniai yra nukopijuoti, tai administratoriai jų tiesiog nepatvirtins. Tai nuotraukos siūlome rinktis iš 2 svetainių, jeigu norėsit, galėsit jūs susirasti žymiai daugiau internete, tai viena populiariausių yra sxc.hu, tai čia galite tiesiog iš šitos svetainės galite imti nuotraukas, kokių jums reikia nuotraukų. Ir jos yra nemokamos ir Google'as jas vertina kaip draugiškas, tiesiog tik tai susitvarkysit pačius pavadinimus arba galėsit imti iš freedigitalphotos.net. Iš tos svetainės lygiai taip pat galite nemokamai pasirinkti nuotraukas. Tai nuotraukas irgi yra rekomendacija jų iš karto netalpinti, pasižiūrėkit, koks yra nuotraukos dydis. 1 megabaitą negali nuotrauką viršyti, tai yra labai blogai apkrausit pačią svetainę ir administratorė gali atmesti jūsų nuotrauką kaip netinkamą.
kad susimažinti nuotrauką, yra labai paprasta svetainė sizeyoimage.com. Tiesiog apsilankę šitoj svetainiai, pasispausit browse, į tą parsisiųstą nuotrauką įsikelsit į šitą programą ir paspausit vieną mygtuką resizeyoimage. Tiesiog paskui atsiras mygtukas save, jį paspausit, įsisaugosit savo kompiuterį teisingų pavadinimų ir ją tada įkelsite. Tai šitai bus žymiai lengviau ir pačiam vartotojui bus žymiai lengviau su straipsnė atsidarys, nes bus didelė nuotrauka, tiesiog sudėtinga bus pačiam tos straipsnius atsidaryti. Kaip ir minėjau, visas šitas nuorodas jūs matysit po šito įrašo, po video apačioj bus gražiai linkai patys sudėti, tai jums jų atsiminti kaip ir nereikia. Tai pirmam video tiek, iš esmės kituose videose kalbėsim apie srautą, yra kaip susikurti teisingą srautą, tai sėkmės jums kuriant pačius straipsnius, sėkmės renkantis nuotraukas ir teisingai talpinant. Tai iki malonaus.